Sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Prieš jums pradedant žiūrėti šį vaizdo įrašą noriu pasidalinti svarbią informaciją. Tai yra vienas labai paprastas ir nesudėtingas būdas, kaip galite prisidėti prie mūsų tikslų. Jeigu peržiūriu šį vaizdo įrašą jums patiks, kaip mes mąstome, ką darome, kokios yra mūsų vertybės, labai prašysiu prisidėti tuo 1-2 procento mokesčio dalies, kuris mums gali pakeisti labai daug. Jums tai nieko nekainuoja, jeigu niekam neskiriate šios mokesčio dalies, jie tiesiog lieka valstybei, užtruksite vos 2-3 minutės, o mums tai gali pakeisti visą sezono likimą. Valstybinės mokesčių inspekcijos vaizdo įrašą, kaip skirti 1-2 procento mokesčio dalį, paliksiu video aprašyme, taip pat ten rasite mano įmonės rekvizitus, o dabar gero žiūrėjimo ir tikiuosi, kad patiks. Sveiki gyvi, tai kaip matot, esam kiek neįprastoj mum aplinkoj, kiek švaresni nei visada, su nedarbiniais drabužiais, ne garaže, ne bardake kažkokiam, tarp gražių visokių spalvingų daikčiukų. Ir kas čia vyksta, jūs paklausit manęs, o aš jums atsakysiu, kad mes filmuojam mūsų komandos prisistatymo klipą, kuriame pakalbėsime apie kiekvieną iš mūsų komandos narių, papasakosim, ką pavyko nuveikti praeito sezono metu ir kokie visgi tikslai yra sekančiam. Tai šio vaizdo įrašo konceptas yra labai paprastas. Mes turim pasiruošę klausimų, kuriuos jūs uždavėt mums Instagrame. Tai atsakysim juos, kiekvienas komandos narys prisistatys ir papasakos apie save. Taip pat aš atsakysiu jūsų užduotus klausimus ir galbūt paminėsiu kažką, kaip aš įsivaizduoju kiekvieną savo komandos narį ir ką aš manau apie jų rolę komandos darbe. Tai pradžiai pradėsiu nuo Mariaus, kuris mūsų komandoje atlieka mechaniko rolę. Tai linksmas žmogus, kas man labiausiai patinka, kas liečia driftą, jis visą laiką užtikrintai, be pasidavimo darys savo darbus. Aš niekada neturėsiu parintis, kad neprisukti ratai, nepakeista kažkokia detalė, darbai visada atlikti ir aš galiu kuo ramiausiai stoti prie starto linijos ir atlikti savo pareigas. Tada seks mano komandos narė Agnė. Šališka būtų vertinti Agnę, kai jinai tuo pačiu yra ir mano mergina. Bet faktas, kad visą laiką nuotaikingas žmogus, kas įstrigo šio zono metu, kad kiekvieną kartą prieš mano važiavimus prieina ir praklausia, ką aš ten ruošiuosi daryti, laukdama tam tikro atsakymo. Visą laiką malonu matyti jos reakciją po sėkmingų važiavimų ir visą laiką labai smagu sulaukti palaikymo. Ir paskutinis, bet tikrai neblogiausias, Tomas. O Tomas yra sudėtingo charakterio žmogus ir tai yra būtent tai, kodėl aš jį pasirinkau į spoterio poziciją. Jis yra maks užsispyręs. O svarbiausia dalis tai yra, kad jis moka man taip subtiliai išaiškinti kiekvieną dalyką, ką aš turiu daryti trasoje, kad aš sakau, čia nerašiau geresnio žmogaus. Sveiki. Nebildiškai skamba. Sveiki, esu Mariūnė. Esu šios komandos mechanikas ir keičiu pagrindę ratus. Sveiki, tai mano vardas yra Agnė. Aš šitoj komandoje esu viskas, kas yra už kadro žmogus. Dirbu su socialiniais tinklais, padedu dėti storiukus, tikriausiai, nežinau. Rašau tekstus ir šiaip darau vizualinį turinį. Ir dar esu vienintelė moteriškos lyties atstovė. Tai Tomas aš. Sveiki, tai aš esu Tomas. Trumpai apie mane, tai esu žmogus susijęs su Lietuvos automobilių kultūra, labiau ne su sportu, labiau su show-offo dalykais, stancas, gatvės ir panašiai. Senai žinau, kad šita komanda atsiras, žinau, kad bus kažkokia funkcija mano ten, tai aš čia esu spoteris ir atlieku spoterio funkciją. Spoterio funkcija realiai yra būti vairuotojo akys iš lauko. Mes turim varžybose arba ten treniruoti kažkur tam tikrą užduotį. Aš iš lauko geriau matau, kaip važiuoja Paulius, kaip slysta Paulius. Ir iš lauko galiu jį koreguoti, pasakyti jo klaidas, pasakyti, ką jam reikia padaryti kitaip. Taip pačiai reikalingas yra kartais toks kaip paskatinimas, psichologinis palaikymas, paaiškinimas kažko, nes tarkim būna dalykai. Viena irgi iš spoterio funkcijų tai nėra tik žiūrėti, kaip vyksta važiavimas. Bet viena iš funkcijų yra turėti visą reikiamą vairuotojų informaciją. Darbas su socialiniais tinklais, tas visas turinio pateikimas, kažkoks žinutės įprastinimas, kurią nori perteikti tiek pilotas, tiek visa komanda. Turbūt atsakomybė yra pateikti visą tą komandos gyvenimą, tą backgroundą, kad turėtumėt smagaus laiko žiūrint. Šioj komandai
Pagrindė užtikrinu, kad Paulius turėtų su kuo važiuoti. Tvarkau automobilį, keičiu ratus, reaguoju, jeigu kažkoks įvykis jam atsitiko, kažkas nedirba, neveikia. Jeigu kažką sudaužė, turiu sutvarkyti. Sutikrinu automobilį, pašildau, užpilu kuro, sutikrinu, kad visi varžtai būtų, padangos naujos. Jeigu taip paprastai, tai kad ir koks būtų mano požiūris maksimalistinis, tai manau nestokojo nieko. Didelių lūkesčių praeito sezono metu tikrai neturėjau. Manau, įsibrėžtas tikslas buvo tiesiog praeiti vieną kvalifikaciją. Aš padariau viską, ko norėjau. Buvo komandos narių, kurie tikrai norėjo daugiau, bet aš esu viskuo patenkintas, kad ir kokių klaidų turėjom arba kokias klaidas bedarėm, tai iš jų pasimokėm. Aš tikrai neskaičiau, kad kažko tai stokojo, vaibas buvo geras, visi darė, ką galėjo. Tai esu labai tuo patenkintas ir tiesiog mokomės iš klaidų, judam toliau ir kitais metais bus dar geriau. Kaip žinia, niekas niekur nedalyvavė iš drifto perspektyvos. Aišku, kad trūko tų teorinių žinių, kaip viskas vyksta, kaip varžybos, kaip automobilis apskritai veikia driftinis. Man kaip mechanikui irgi teko labai daug išmokti, nes tave spaudžia laikas, tu nesi garaže, tu negali klausyti muzikos. Iš vairuotojo pusės irgi kaip faktas trūko žinių. Pirmas sezonas, daug mokymosi. Tai buvo 24 metų sezonas, bet Paulių nesitikėjau. Aš toks gal šiek tiek sakyčiau svajoklis, esu ir perfekcionistas, tai norėjau iš taurės. Komandos tikslai buvo šiek tiek žemesni, komanda ten norėjo perėti kvalifikaciją, norėjo laimėti top 3-2, jei ten laimėsim top 16 bus iš vis gerai. Aišku, ten pradžio sezono nebuvom susidirbę, pirmas sezonas, ten visokie keblumai tarp savęs, tarp bendravimo ir taip toliau viskas gerai man buvo. Manau, gal susidirbimo dar, kadangi vis tiek esam visi netaip gerai pažįstami su kiekvieno atsakomybėmis, kartais gal būna kažkokių nesutarimų, ilgų diskusijų, kaip ką norim. Gal, manau, per šį sezoną stengiamės išsigryninti visų bendrą tikslą, kiek mes einam tą bendrą kryptim ir kaip mes žiūrim į dalykus. Tai turbūt tai. Koks buvo klausimas? Faktas, kad tikiuosi save matyti kuo aukštesnėje pozicijoje, bandysiu padaryti geriausią, ką galiu. Daug kas priklausys ne tik nuo manęs ir nuo komandos darbo, o be viso šito labai tikiuosi gauti kiek įmanoma daugiau gerų emocijų, nes drifto bendruomenė yra nuostabi, vaibas ten yra nuostabus, tiesiog vasara, driftas, padangų kvapas. Agnė klausė, ar apie Marių valgyti. Kuo didesnio ryžto ir nusiteikimo, kuo daugiau dalyvavimo, žinių ieškojimo. Faktas, kad tikiuosi, kaip ir visi taurės, tikiuosi, kad automobilis, aišku, laikys. Jo, tikiuosi, kad naujas body kitas atlaikys ne vieną važiavimą. Tikiuosi daug ko išmokti ir patobulėti. Kad Paulius grįž su taure namo. Tikiuosi, kad bus praeitos visos kvalifikacijos, bent vienose varžybose taurės. Faktas, į kiekvienas varžybas važiuodamas tikėsiuosi, kad kiekvienose iš jų bus taurė, bet sezono pabaigoje būčiau patenkintas, jeigu bent vienose varžybose turėsim taurę. Labai prastai, bent jau galų varomas jisai, tai nors tiek gerai, o šiaip pagaminimo šalis ir žemynas tai visiškai ne tas. Suprantu, finansai, visi kiti dalykai, bet kaip minimum turėjo būti 350Z. Bet turim pasirinkimą BMW 3 litrį, tai kaip ir viskas gerai, mašina konkurencinga, bet ne Japonija. Tikriausiai nesutinkamiausias žmogus įvertinti visus techninius klausimus ir aspektus, bet kem 6, nežinau, daug ten tokių. Tai manau gerai. Dar kopas, tai irgi neblogas reikalas. Automobilį vertinu gerai, nesu GDM fanas kaip vienas mūsų komandos narys. Man į kadrą, bet ateitam pavyzdžiui. Nes pjaunu į Hondas ir Toyotas ir Nissanus. Daug tų kem 6, čia labai jau taip kažkaip nuobodu, jau taip kažkaip neįdomu, neįsiskiria. Kas žino, tas žino, kad šitas sportas kainuoja tikrai nemažai, tai aš renkuosi optimaliausią variantą, kuris yra laiko patikrintas, kur man Hebra gali pasakyti, ką ir kaip reikia daryti, kad neįlėktų. Visą laiką rasiu jam dalių ir tiesiog neužsiimsiu kažkam bereikalingom nesąmonėm. Jo charakteris tinkamas šitam sportui. Nei karto nesu matęs, kad ten atsitiko problema kažkas ir sakytų viskas, čia važiuojam, kraunamės daiktus namo. Atsiranda ir dalys, kurių net neturėjom, atsiranda ir motivacija, maistas, dar kažkas, alkani, nealkani, važiuojam, padarom. Nepatinka tas, kad
Turėjom tokią situaciją šiam sezone, pastoviai buvo tai tas negerai ir ko trūko visą laiką, tai trūko gazo. Kai aš atsisėdau į mašiną ir pradėjau rėkti ant jo, tai jisai tada sugebėjo suvažiuoti gerai. Kol aš buvau išoriai nesigavo, tai šitas šiek tiek erzina, bet visą kitą tai man tinka pati. Sunkus klausimas. Nes tikrai sudėtingo charakterio žmogus. Yra dalykų, kurie ir patinka, ir nepatinka. Kad ir kaip tai skambėtų, nes pavyzdžiui, tai yra labai maksimalistas, iš savęs, labai užsispyręs žmogus. Kartais yra sudėtingai gyvendinti visus norus ir ambicijas, bet kartu be proto džiaugiuosi. Ir manau, kad kažkokius rezultatus galima pasiekti tik turint tokias savybės. Patinka, kad Paulius nesikiša į mano darbą ir nereikia manęs. Ir labiausiai patinka, kai jis atsistoja prie starto, jis negalvoja, kad aš kažko neprisukau. O kartais būna, kad neprisukau, bet jis to nežino. Nepatinka tas, kad nenupirko 17 galvutės man naujas, kurią sulaužiu. Garsas, automobiliai, žmonės, gera nuotaika, visi stengiasi kažką pasiekti, visi turi savo tikslų, kažkam gal svarbu praeiti kvalifikaciją, o kažkas gal nori tapti Lietuvos čempionas. Tai visi tie norai yra be galo žavūs ir labai smagu matyti, kaip žmonės eina tikslų link. Smagiausia dalis, manyčiau, kad pati bendruomenė sukuria visą jaukumą varžybų metu. Patinka, kad visi draugiški, reikia pagalbos, iš karto atsiras išnykus žmogus, kuris net tavęs nepažįsta ir padės. Visi skolina detalės, jeigu prireikia. Tas yra labai smagu. Čia būtų iš bendrinės tokios, o iš vidinės virtuvės, tai sakyčiau irgi, kad komanda labai draugiška, esame visi susidirbę. Tikrai jokių nėra pykčių ar agresijų tarp visų mūsų. Ir patinka, sakykim, tas, kad ką pasakai Pauliui, jis tą padaro. Šiaip man pačiam, kas patinka, tai esu tas tokio būdo žmogus, kur gal nekiek mėgstu sirgt, ten stovėt prie tribūnų, prie tvorų atsirėmus ir ten rėkt už kažką. Labiau mėgstu tiesiog mėgautis to vaizdu, ten kėdutėje, atsigert kažkas nealkoholinio ir tiesiog sėdi, mėgaujasi vaizdu, varikliai, garsai, padangos, žmonės, visi vairuotojai, šypsenos, pykčiai. Tai man tokia drifto kaip sporto atmosfera patinka, kur tu tiesiog atsisėdi ir būni to viso sūkury, stebi, kas vyksta. Kada pradėjau driftyti, čia kaip ir kiekvienas, kada mašiną tikriausiai gavo pavairuoti, nesvarbu priekiu 4 ar galų varoma, tai viskas prasidėjo nuo kažkokio matyti šeimininio automobilio ir lengvo rankinio timtelėjimo, tada nuo kažkokių biteriukų, žiemų, kelių, gatvių ir visokių kitų nesąmonių iki to, kur esam dabar. Tikiuosi taip palaipsniui ir kilt tais laipteliais. Šansų mane pamatyti autosporte yra. Negaliu sakyti tikrai 100%, bet greičiausiai tai būtų žiedo disciplina, kada yra sukibę ratai ir asfaltas. Tai tiesiog yra vilčių, noriu pasirodyti žiedė, noriu labiausiai ką suvažiuoti Lietuvoje, tai Nemuno Ringo time ataką. Tiek, nežinau. Dar sunkesnis klausimas, čia matau tikrai jie ne iš lengvųjų. Visko gali būti, tikrai visko gali būti. Dar ne šiandien, bet gal rytoj. Blogai, kas rytoj, gal ne šiandien, bet rytoj, what the fuck. Nėra. O tai ką McQueenas, tai aš tai pitstopininkas dabar. Gali būti, kad ir McQueeną parodysiu. Labiausiai šiaip mane veža būtent driftas, net nežinau tiksliau priežasčių kodėl. Bet tikrai neatmetu galimybės kažkada pabandyti pavažiuoti ralį, bent jau pabandyti, o kas ten žino, iki ko tas išeis. Driftą, žiedą, ralį, tu kaip ir gali išsibandyti nebūtinai trasoje, čia taip kalbant. Norėčiau išbandyti NHRA trasą, tai yra didžiausia drago organizacija pasaulyje, jinai yra Amerikoje. Ir norėčiau pravažiuoti su jų automobiliais, kur ten Hebra pasiekia 300-400 km/h per kelias sekundės. Tai to tu gatvį nepadarysi ir tu neišbandysi niekur, tu neturėsi sugibimo ar tu užsimuši. O tai kokių trasų yra Port Nürburgringo? Realiai, Tai automobilį pasirinkčiau Porsche 911 GT3 RS, o trasa būtų, manau, kad Monako formulės. Daug posūkių, greita, įdomi. Modifikuotum dar kažką su to gelbėktum? Veisachą pasiimčiau. Ką čia reiškia?
komplektacija. Kokios komplektacijos trasų? Nu, ten senis su lopšiais ir visko buvo. Ten faršas. Turiu gaidys, tai 9-11. Senis, tu durnas. Kur už tiek mašinų yra pasaulis 9-11 renkasi. Tai kaip prekia už tą. Kaip sakosi? Nürburgring. Nürburg. Aš nepasakysiu. Nürburgring. Nürburgring? Taip, Nürburgring. Nürburgring. Vokietijoje Dieve. šitą trasą yra. Gerai, aš tiesiog pasakysiu filmų. Trasa berods yra Vokietijoje, tai tikslaus pavadinimo tikrai nepasakysiu, bet manau norėčiau sudalyvauti ten, nes bent filmo metu tai atrodė tikrai klasiškai ir kaip gera galimybė. O dėl automobilio, tai net neįsivaizduoju, nesu toks geras technikos žmogus, suprantantis tuos dalykus, bet norėtųsi išvystyti kokį nors neblogą greitį, gerom sąlygom, turėti gerą sukibimą ir kažką pabandyti. Tiesiog, realiai, pirma priežastis būtų dėl to, nes, kaip ir sakau, gal turiu kažkokių ne iki galo suvestų dalykų savo galvoj, o antra būtų ta, kad aš nuo to tiesiog nuoširdžiai kaifuoju. Mano nuomonė, dažniausiai vairuotojas sėdi ant sėdynės ir laiko vairą rankose, o ar jisai ten prieš vairą, už vairo, šone vairo, tai čia jaučiu pagal situaciją. Tai pati drifto bendruomenė šiaip labai draugiška, paslaugi. Per vieną sezoną susidūriau su nemažai tikrai žmonių. Visi bendraujantys, padeda, sako į klausimus. Jeigu reikia detalių, iš karto duoda. Tikrai nereikia maldauti. Pagalbos atveju irgi tikrai atsiranda žmonių, kurie padeda. Ir overall tai labai faina bendruomenė. Žmonės yra tikrai be galo šilti, padedantys vienas kitam ir nežinau, nesijaučia to didelio konkurencingumo vienas tarp kito kažkokiom kitokiom prasmėm negu rezultatais. Kartais jaučiuosi kaip namie. Bendruomenė pati tai yra šilta, draugiška, ten vieni su kitais, kaip ir sklandė legendos prieš mums čia ateinant, kad ten pituose vieni su kitais visko dalinasi. Tai kai mes į čia atėjom, tai mes tą patį ir pamatėm, bet visą laiką atsiranda ten 10 ar 5% kažkokių ten, nežinau, pasikėlusių šūdžių, kuriems tiesiog atrodo, kad ten jie yra viskas ir jie su tavim net nesisveikina, tai apie kažkokią pagalbą net nėra ką kalbėti. O visi kiti, tai maladės bernai, viskas normaliai. Ne tik bernai, ten panos lekia, viskas čiki. Esu užjungęs tą trečią bėgį, čia ne tame esmė, tai strytė važiuoju, mano perdavimus yra antram bėgiui, kad norėsiu, tai ir jungsiu. Maculevičiaus Kemšeštas. Aš dabar tiksliai neatsinu, bet man atrodo, jam kažkas atsitiko su Kardano galbūt kryžme, jam reikėjo keisti Kardaną, jisai gavo 5 minutės, susirinko masę chebros, atvertėm jo mašiną ant šoninių ratų, jisai palindo su savo turbūt mechaniku, ten per daug nesigilinom, pasikeitė Kardaną ir išvažiavo, spėjo viską pasidaryti per 5 minutės. Tai va tas įvykis, va čia va pasimatė ta mūsų bendruomenė. Ja, ir įdomiausia dalis, kad jisai tada dėl pirmos vietos kopojosi ir po to fikso paėmė taurę. Taip. Čia džiauginais. Tai įsimintiniausia, sakykime, sezono atveju turėčiau tokį, kad tas įžymusis pusašis prieš pat kvalifikaciją. Tai iš tos situacijos kalčiausias yra Paulius, nes žmogui prireikė padaryti burnoutą. Aš buvau iš galo mašinos ir girdėjau bing. Ir tada supratau, kad mes tikrai neturim pusašio. Iš tos situacijos, sakykime, buvo taip, kad atsinešiau tuos 2 pusašius, kuris netiko nei vienas. Mes, aišku, irgi neturėjom, tai galvojau, kad jau viskas. Į kvalifikaciją tikrai nespėsim, bet iš niekur nieko tie pusašiai atsirado. Ir bekeisdamas jį supratau, kad dar turiu laiko ir manau, kad tikrai spėsim. Tada prasidėjau paskutinės sekundės, liko nedasuktas pusašis, bet Paulius vis tiek su tuo susitvarkė. Jis, aišku, to nežinojo ir vis tiek surinko daug taškų kvalifikacijai. Aš nebuvo suklūsiu iš tokio varianto, kad vos mašiną turės neprispaudė, pavyzdžiui. Nu, gal ir buvo, kam čia dabar plėtotis apie tai. Nežinau, ką atsakė kiti komandos nariai, bet manau, kad kiekvienas kažkur pasąmonėje prisimena mūsų garsiausią įvykį apie pusašio sprogimą. Tai nėra konkrečiai tas įvykis įsimintiniausias, bet labai puikiai atsimenu akimirką, kai Paulius grįžo po kvalifikacijos su gera taškų suma. Prisimenu tą laiką, tą vietą, kai jis išlipo iš automobilio,
Pradėjo plot savo, pradėjo plot komandą, žmonės, kurie buvo šalia mūsų. Ir tiesiog tada supratau, kodėl aš esu ten. Paulius neplojo, išlipęs su automobiliu. Nu kažkas ten buvo, vyko dalykai. Nu, nuoširdžiai, aš jaučiu, nei vieną kartą nebuvau taip, kad susikaupęs ir save nuraminęs. Tai yra didelė įtampa bent jau man asmeniškai, aš jaudinuosi, kaip pasirodysiu, kaip seksis. Nežinau, aš tikiuosi saugoti ilgai iki sezono galo. Manau, kad viskas yra gerai, visada gali būti geriau. Tai čia gali įsikvėpti ir organizatoriai, ir pilotai, ir komandos judėti dar konkurencingiau ir siekti geresnių rezultatų, kad atrodytume pavyzdys ir kitom Baltijos šalim, ir Europoje, ir panašiai, bet kol kas tai manau, kad visi juda ganėtinai neblogai. Nežinau. Tai apie renginių kokybę per šį sezoną šiek tiek susikaupė tų dalykų. Tai pagrindinis būtų tas, kad tas tvarkaraščių neorganizuotumas, kad vieną dieną būna varžybos, kitą nebūna, tada iškelia, vėl iškelia ir lieki nežinoj, ką daryti. Skanaus Tomai. Ačiū. Šiaip patys renginiai yra, sakykime, geri. Viskas su jais normaliai. Saugumas užtikrintas, tech komisija užtikrinta, kažkokių laiko ten uždelsimų labai daug nėra, nebent avarija, viskas į tvarkaraščių spėja, tai viskas gerai. O patys renginiai yra šiaip šauniai organizuojami tikrai. Pykit, nepykit, bet organizatoriai, manau, labai nepasistengė, nes iš tokio šou tai gali padaryti daug daugiau, nei kad ten tik susimokėjai už bilietą ir žiūri, kaip slysta. Tai manau, kad iš organizavimo pusės yra labai daug kur dar pasistengti. Tai stebit šį vaizdo įrašą ir galvojat, kadagi iš čia užsimins apie tuos visus spalvotus, gražius dalykėlius ant stalo, tai atėjo tam puikus metas. Noriu pristatyti savo 2 pagrindinius draugus, kurie man padeda šio sezono metu kuo labiau sumažinti išlaidas, tinkamai pasirūpinti savo automobilio priežiūrą ir turėti kuo profesionalesnius įrankius jos viduj. Noriu Jums pristatyti savo draugus Hado, kurie šiais metais rūpinsis mano automobilio eksploataciniais skysčiais, automobilio estetika, darbais garaže, kuo geresnė visų skysčių, alyvų, lubrikantų ir visų kitų dalykų kokybė. Tai galim pasigilinti dalykus, kuriuos matom ant stalo. Tai visų pirma, didžiausias package'as čia yra Hado Atomic alyva 1060, kurią ir naudoju šio sezono metu. Nenoriu labai įsiplėsti apie tai, jeigu turit klausimų, galite kreiptis į Hado patys, jie tikrai jūs pakonsultuos, išrinks jūsų automobiliui tinkamiausią alyvą, tinkamiausius revitalizantus ir priedus ir jūs galėsite pasirūpinti savo automobiliu. Dar ant stalo matom 3 priedus, čia įsirinkau tokius, kuriuos tikrai pats naudosiu savo automobilyje, tai yra multicleaneris, kuris tiesiog pravalo benzininių automobilių kuro įpurškimo sistemą, tai šiuo atveju tikriausiai labiausiai purkštukus, kas man yra aktualu. Tada turim Total Flush priemonę, kuri tiesiog man padės keičiant alyvą išvalyti visas nuosėdas ir viską, kas užsiliko mano automobilio variklio viduje. Ir paskutinis, bet neblogiausias, tai yra oktano boosteris, kitaip sakant, jisai pakels oktano kiekį mano benzinę ir tikėkime, tas duos man galios. Taip pat turim dar begalybę visokių įvairiausių dalykėlių, kurie man yra reikalingi tiek atliekant darbus garaže, tiek ruošiantis etapui, tiek treniruočių metu, tiek visada absoliučiai prie automobilio, ar ne tik sportinio, o netgi ir darbinio, arba to, kuris tempia automobilį į varžybas. Tai įvairūs tepalai, lubrikantai, brake cleaneriai ir dar visokie įvairūs dalykėliai, kuriuos taip pat galite įsigyti Hado parduotuvėse. Jeigu pažiūrėsim į šią pusę, tai turim 2 tokius blizgius, sakyčiau, auksinius dalykėlius, kurie man teikia labai daug džiaugsmo, kadangi pagaliau galiu atsinaujinti ir turėti tikrai kokybišką įrangą savo automobilio viduje, kas man kaip vairuotojui leis pilnai atsipalaiduoti ir susikaupti į vairavimą. Šiam sezonui turim MP Parco rankinį, pasirinkau būtent reverse modelį, tai cilindriukas stovės į šią pusę ir rankinį trauksiu taip. Labai kokybiškas daiktas. Apskritai labai nustebino MP Parco požiūris į pirkėją, įpakavimas, kiekviena smulkmena atliekama preciziškai,
bendravimas su klientu, ta prasme, nuostabi patirtis ir esu labai dėkingas jiem, kad jie nusprendė prisidėti ir padėti man šio sezono metu. Ir antras žaisliukas, kuris teikia dar daugiau džiaugsmo, tai yra shifteris. Laukiu nesulaukiu, kol išbandysiu ir dar kartą noriu padėkoti savo draugams MP Parts ir Hado už tai, kad tikit manim, už tai, kad prisidedat. Man tai asmeniškai labai daug reiškia. Tai va tiek iš to mūsų vaizdo įrašo, visokių įdomių šiaip emocijų patyrėm visi befilmuodami, filmavom kelis skirtingus vakarus, kadangi labai sunku suderinti visų dienotvarkės. Visų pirma, labai paprašysiu neteisti mano komandos narių, jie tokiam formatui yra pirmą kartą. Aš pats dar neįsivažiuoju filmavimus, ką kalbėti apie žmonės, kurie yra pirmą kartą prieš kamerą. Tai faktas, kad visi kažkiek jaudinamės, faktas, kad yra cringe'as, kai kažkas sėdi užkadrį uždavinėja klausimus. Faktas, kad yra sunku susikaupti ir faktas, kad norisi kuo geriau atrodyti prieš kamerą, vėliau ekranuose, todėl visi kažkiek perspaudžia arba nusišneka. Kiekvienas atsakymas į bet kokį užduotą klausimą yra tiesiog asmeninė mūsų nuomonė, nieko nebandom nieko įtikinti, tikrai neturim kažkokių nusistatymų apie kažką, tiesiog sakom tiesiai šviesiai tai, ką galvojam, norim būti kuo atviresni, paprastesni, tą stengiamės ir parodyti, tai tikiuosi nieko neižydėm. Yra dar vienas komandos narys, tai mūsų žmogus, kuris atsakingas už mediją, kuris praeitom sezone darė gražiausius kadrus, filmavo vaizdo įrašus. Galit pasiekti Demmedia Instagrame, taip pat kviečiu pasiekti mane, Paulius Jonytis. Jeigu komandos nariai sutiks ir norės, apačioj paliksiu ir kontaktus į jų Instagramo puslapius. Tai yra greičiausias ir tiesiausias kelias, jeigu norit pirmi sužinoti visas naujienas, pamatyti, kada kepa nauji vidosai, kada ruošimės į etapus, kada galima pralėkti driftaksais ir visą kitą informaciją. Visų pirma, labai noriu padėkoti visai savo komandai, labai širdingai jums dėkoju, ačiū, kad esat su manim, tikiuosi būsit ir toliau, tikiuosi padėsit šio sezono metu, nes be jūsų aš tikrai nepadaryčiau nieko panašaus, ką darau dabar. Taipogi labai noriu padėkoti visiems žiūrovam, visiems žmonėms, kuriems nuoširdžiai įdomu, kurie mane seka, kurie palaiko, parašo gražų komentarą, palaikina, pasidalina vaizdo įrašais ar bet kokiu kitokiu būdu prisideda, galų gale prieina varžybų metu, pasisveikina, pravažiuoja driftaksais, ačiū labai jums. Dar labai noriu padėkoti savo šeimai, artimiems draugams, be kurių pagalbos ir palaikymo taipogi nieks nevyktų ir taipogi vis tai būtų sunku. Nieko niekam nenoriu įrodyti, tik taip pat savo ir savo komandai. Tiesiog gerai leidžiam laiką, darom tai, kur manom, kad esame geri ir tiek žinių. Jeigu dar nepadėkojau, labai noriu padėkoti, kad žiūrėjot šį video, mes labai stengiamės, dar kartą noriu padėkoti savo komandai, kad atlaikė visą šitą katorgą, nepagailėkit palikti laiką, komentarą, parašykit ką nors išderkit arba ką nors pagirkit. Dar vienas labai didelis ačiū mūsų draugams Hado ir MP Parts, kurie labai stipriai padeda ir prisideda prie šio sezono tikslų, tiek iš mūsų ir susitinkam kituose vaizdo įrašuose. Iki.